Labutis, pažiūrėkime, kokius tu turi talentus ir kokius reikėtų vystyti. Taip, kokie tavo talentai? Labai jau. Turi talentą, tačiau jo tikrai nevystai, kažkodėl tai nenori plėstis, ne? Tarkim, baigiai mokyklą ir viskas, baigiai kažkokius kursus ir viskas, niekur nesiplėti, niekur nedarai, tačiau tau reikėtų jau paskubėti, reikėtų galbūt papildomų kursų, ne, galbūt papildomų veiksmų, nes tai tau didžiulė galimybė iš tai, ką tu va čia turi, ką tu jau čia įsigijai, ne, galbūt diplomą kažkokį raudoną turi. Tai va, tu turi galimybę gauti pastovų darbą, gauti gerą finansinį šaltinį. Ne? Galbūt baigiai, pavyzdžiui, pardavėją, ne? Pirkėją pardavėją. Galbūt tu turi tokį talentą, kai gali įsiūlyti prekę, ne? Ir gali labai puikiai uždirbti iš to. Taigi, kokius dar talentus tu turi? O talentų turi labai daug. Dar vienas labai svarbus talentas, tai kai moki vizualizuoti ateitį, galbūt moki puikiai piešti, ne? Galbūt moki dirbti su vaikais, ne? Galbūt esi tik pradžioj savo kelio, pradžioj savo talentų ir čia mums sako apie galbūt netgi keliones, ne? Apie kažką tolimo, planuoji kažką tokio realizuoti, pavyzdžiui, galbūt įsigyti savo būstą, galbūt daug keliauti, dar gali būti, kad truputėlį norėtum poilsio, galbūt nori aplankyti kokią nors egzotinę šalį, ne? Tai tavo talentas yra labiau netgi susijęs su ateities perspektyvom. Galbūt netgi reklamos srity galėtum dirbti, ne? Vat moki išsireklamuoti, pareklamuoti. Galbūt moki dirbti su programomis, ne? Kur reikia tvarkingai surašyti, suklijuoti, sudėlioti, kad galbūt nuotraukas moki gražiai sudėlioti, kad jūs atrodytų, kad kitiem galima būtų pasiūla, ne? Vat gražiai įteikti, ne? Gražiai suklijuoti, sutvarkyti, galbūt nuotraukas moki gražiai suklijuoti, sufotoshopinti ir ten taip toliau. Taigi, tau atneša ramybę, džiaugsmą, galbūt tai tavo bus mėgstamiausias darbas, galbūt galėtum dirbti, ne? Reklamos srity arba kai siūlo važiuoti šalis, ne? Kitų šalių turas, ne? Kai siūlo važinėti po kitas šalis, galbūt mokėsi įsiūlyti įvairias keliones. Taigi, pažiūrėkim, koks dar talentas tave supa. Labai mėgsti apskritai svajoti, ne? Tačiau tavo svajonės tu pati save stabdai. Kažkaip pagalvoji, kad būtų faina tas ar anas ar trečias, bet ne, šito aš dabar negaliu, čia man trūksta to nuo trečio, ketvirto ir tada gaunasi, kad 2 žingsniai prieki, 3 atgal, ne? Tada ieškai arba kito varianto, nes šitas tau kažkodėl neišeina, arba tiesiog pakeiti iš viso kryptį. Pavyzdžiui, norėjai išvykti į Italiją, bet kadangi ten dabar labai karšta ir, pavyzdžiui, bilietai brangesni ir, pavyzdžiui, rasi priežasčių ten nevažiuoti ir tiesiog galvosi, čia tik pavyzdys, galvosi, kur save nukreipti į kitą pusę. Galbūt, pavyzdžiui, neskristi, o važiuoti. Galbūt nevažiuoti, o skristi. Galbūt iš vis eiti pėsčiomis. Galbūt iš vis neiti ir keliauti tiesiog į kitą šalį. Taigi, tokių pas tave niuansų yra gerai, tvarkoj, ką tu pasieksi, jeigu laikysi savo tikslo.
labai sudėtinga apskritai yra pastatyti tikslą. Labai yra sunku, nes nepasitikė savimi. Jautiesi, galbūt tau reikia tiesiog šeimos palaikymo, ne? Nes labai daug kas apkalba, labai daug jauti spaudimo iš kitur. Ir dėl to yra galbūt sudėtingiau apskritai nusistatyti. Ne? Nu taip, tiesiog nerandi bendraminčių, kas tave palaikytų. Tačiau tu neskubėk užbėgti taip labai toli, todėl kad tavo visos mintis, svajonės, visi planai, kuriuos tik galvoje turi, jie būtinai bus išpildyti. Anksčiau ar vėliau jie bus išpildyti. Tiesiog dabar matyt toks laikas, kad dar ne laikas. Ne? Tačiau jau tikrai neduos ilgai laukti šis periodas, kai tokia atrodytų nestabili esi, ne? Nestabili ar nestabilus, net biški toks naivokas, tačiau greitų laikų ateis palaikymas, ateis galbūt, kas ieškote partneris tinkamas, partnerė, draugė, draugas, ateis kažkoks bendramintis, kuris jums padės tai vykdyti, tai padės jūs supras, paguos. Tai va, pergalė jūsų rankose. Tikrai, tikrai, tikrai. Moterim tai atsiras vyrukas, kuris bus labai aštraus proto ir kaip tik jums to proto labai trūks. Jis mokės sudėlioti jums prieš ir po ir sudėlioti viską ant taškučių. Ne? Ir tai bus pats geriausias laikotarpis jūsų gyvenime. Romantiniai santykiai garantuoti, kurie jums atneš labai geras perspektyvas, ne tik kad ir asmeniniam gyvenime, bet ir kaip vystytis, kaip save parodyti, kaip save pradėti mylėti, gerbti ir taip toliau. Tai yra labai labai gražus laikotarpis laukia. Galbūt netgi tai padėtų jums išanalizuoti geriau save pažinti, matydami kito žmogaus pavyzdį, pavyzdžiui, kiek jis yra pasiekęs, kiek ji yra pasiekusi ir jums būtų lengviau save matyti iš šono. Tai va, kam atitinka džiugu, kas norite asmeninės konsultacijos, Facebook'e Fox Tarot.